Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai. Mano vardas Mindaugas, o čia mano kolegė Andželika. Šiandien mes jums pristatysime 6 laidų ciklą Žiema 100%. Nors už lango 100% kaip ruduo, bet apie žiemą reikia galvoti iš anksto ir jai ruoštis. Taip, o mes ruošiamės paprastai namie ir gaminame įvairiausius dalykus iš labai paprastų priemonių ir antrinių žaliavų. Taigi, šių laidų metu mes su Andželika gaminsime saulės kolektorių, vėjo jėgainę, šilumos siurblį, lengvesnės ir patvaresnės sijas ir taip pat oro rekuperatorių. Taip, o visą tai galėsime panaudoti statydami labai modernę ir šiltą šuns būdą, kurią jūs galėsite laimėti, jeigu seksite mūsų naujienas www.žiema100.lt. Taigi, o šiandien laidą mes pradedame gamindami saulės kolektorių. Sveiki, šiandien kalbame su fizikos katedros vedėju profesoriumi Artūru Jukna. Kaip jūs suprantate, kaip jūs galėtumėte paprastai paaiškinti paprastam žmogui, kas yra saulės kolektorius? Energija iš niekur neatsiranda ir niekur neprapuola. Tiesiog mes galim vieną energijos rūšį paversti kitą. Ir jeigu saulės šviesą sufokusuoti į kažkokį tai šaltinį, tai tas šaltinis perims tą energiją, skleidžiamą fotonų pavidalu arba šviesos pavidalu ir pavers ją kitos formos energiją, tai būtent šilumą. O ar galėtumėt paaiškinti, kaip veikia saulės kolektorius? Esminis dalykas būtų vamzdelis, kurio vidus yra užpildytas skysčių, arba gal teisingiau pasakius, dujomis, bet dujos jau yra sočiųjų garų slėgio dujos. Tai yra, tiek turėtumėm praretinti erdvę tame vamzdelio viduje, kad skystis būtų beveik išgaravęs. Ir jeigu dabar šitą dalį pakaitinsiu, sakykime, čia krenta saulės spinduliai ir įkaitina tą vamzdelį, tuomet tas skystis išgaruoja. Jis išgaruoja, tai reiškia, kad molekulės atsiskiria viena nuo kitos ir kiekviena įgyja labai daug energijos, atžvilgių tos energijos, kurią turėjo skysčio viduje, kuomet jos buvo visos suglaustos tarpusavėje. Jos išgaravusios čia, kyla į viršų ir susilietusios su šaltu galu, vėl kondensuojasi, virsta skysčiu ir atiduoda šilumos kiekį, kurį įgyjo čia apačioje, va šitam šaltajam galui. Jeigu dabar čia uždėčiau kažkokį tai vandens vamzdelį ir tuo vamzdeliu leisčiau vandenį, tuomet vanduo įkaistų, atšaldytų kartu tą vamzdelį ir nuneštų tą šilumą į reikalingą, tarkim, šilumokaitį. Čia galėtų būti kažkoks vėlgi įdėtas kažkoks konteineris vandens, ar ne, ir tuomet tas konteineris sušiltų. Tai yra vanduo sušiltų dėka tos energijos, kuri buvo atnešta va šitų dujų molekulių. Tai mes įsivaizduojam, kad tokį įrenginį, jeigu turi maždaug 100 kvadratų ploto namuose, tam, kad pašildyti šildymo sezonu, tau reikėtų investuoti maždaug apie 10 000 litrų. Tai aišku, investicija priklausytų nuo to, kas gamino tas detalės. Jeigu tai yra kinų gamyba, tai gali būti ir pigesnis tas įrenginys. Jeigu tai yra vokiečių arba kokios nors kitos Europos šalies, gali būti ir brangesnis. Mes sugalvojam, kad ir radom internete labai daug informacijos, kaip galima pašildyti orą. Mes žadam padaryti štai tokią dėžę. Ją darysim iš medžio, apšildysim putplaščiu iš vidaus. Tada padarysim 2 skyrimus. Čia vieną ant kitos. Sudėsim skardines. Čia yra skardinė. Mes darome skylių arba vieną didelę. Čia iškarpom viršų skardinės ir užlenkiam į vidų ir gaunasi
kaip toks cilindras aliuminis. Ir vieną ant kito sudėjus ir juos suklijavus, gaunasi taip, kad orą pučiant ventiliatorium į vidų, štai praštai artme, visas oras pasiskirsto per visas skardines ir yra išpučiamas per viršų. Skardinės yra nudažomos juodai ir tada visas oras keliauja per skardines ir kai saulė šviečia, skardinės įkaitina iki tiek, kad, pavyzdžiui, iš nulio galima pakelti temperatūrą, kai saulėta diena, iki 60 laipsnių. Štai tokį įrenginį mes galvojam padaryti, kuris kainuos apie 200 litrų. Gal vienintelis niuansas, kas išgers tiek giros. Bet galima išgerti, jeigu geroji draugijoje, tai tikrai galima išgerti. Taigi darysim saulės kolektorių iš tų paprastų daiktų, kurios galite surasti savo sandėliuke arba mano sandėliuke. Tai gal jau susirasti juos? Tai gerai, tai einam, aš jums parodysiu, ką aš turiu savo sandėliuke ir ką aš galiu pasidaryti šiandien iš kokių priemonių saulės kolektorių. Jo, visų pirma, jums reikės dėžės. Neapsieisi be. Patys žinot, kas čia yra. Aišku, ir stomatologų įrankių reikės visokių. Dar reikės kampinio šlifuoklio arba bulgarkės, ūkiškai sakant. Bus geras įrankis. Silikonai. Dar paimsim dažų, paimsim reikės peilio. Reikės pjūklo. Reikės čia visokių medvaršių, medsraigščių, kad šiais laikais kažkodėl taip vadinasi. Su medžio varžtais tai darysim dėžę. Reikės lentos ir visą šitą daiktą, ką jūs matote čia, bet jūs pamatysit vėliau, kodėl mums visų šitų daiktų reikės. Ok, nu ir aišku, pirštinių. Man ir mano draugai. Ok. Man atrodo viską turiu. Ko čia paimsiu? Ok. Saulės kolektorių mums padės gaminti grupė Read No Brass, kurie pasiryžę yra pjauti, gręžti, kalti, ką dar? Viskam, tu pasakyk. Dar nežinom, tikrai. Padėsim, tikrai. Nebijot susilaužyti, sužeisti, nagų įsikalti, įsipjauti? Šiek tiek bijom, bet mes būsim atsargus. Jo, tam yra saugos priemonės. Taip. Ar dažnai tenka naudotis įrankiais? Atvirai pasakius nelabai dažnai, bet yra darbų, kuriuos reikia atlikti ir patiems. Paskutinis tavo kitas darbas? Sulituotas laidas. O tavo? Kitas klausimas. Kada jūs įsikūrėt? Susikūrėm kaip grupė? Gegužės mėnesį. Tai jau turit nepaprastai didelę patirtį. Turim patirtį ne tik kaip šitos grupės, o kartu nuo gegužės mėnesio kažkaip tai labai sėkmingai. Kaip žadate švęsti 1 metų sukaktį? Kai ateis 1 metų sukaktis, tada ir pažiūrėsim, kaip nešvęsim. Nebijok, tave pakviesim, tikrai. Mindaugai, ar mes jau pasiruošę? Jo, galim pradėti, ateikit. Taigi, mums dabar reikės pasidaryti dėžę, saulės kolektorių iš šitų lentų, o jums turi super duper užduotį. Jums reikės... Laida nesibaigs. Hasta luego. Jums reikės ištuštinti šitas dėžes, neišgeriant. Neišgeriant. Gerai, o mes darysim su tavim dabar dėžes. Mums reikės taip, 1,80 m. Taip atrodys mūsų dėžė.
Davai, dirbam. Džiaugiai, vėl, įmas. Ekologija. Va čia reikėtų mums paskutinį varžtą. Aš tai šitą vietą. Su didelė malonumu. Prašau. Paskutinis varžtas į tavo rėmą. Į paskutinį tai galėjau ir tiesiai. Tavo jis buvo Gręžt. gerai. Gerai. Žiūrim, ką turim. Panašu į dėžę. Ne. Kampus turi. Nugarą turi. Dabar tik tai trūksta ko? Trūksta Skardinė. skardinė. Viskas. Mes dar jas jum ir išplovim. Tenkinti. Patikit. Gerai? Taip? Aha. Šaunuoliai, gerai, kad žiūrėt. Ačiū. Ja, kažką. Gerai. Tai dabar turim tuščias skardinės. Su tuščiamis skardinėmis, ką mes turim padaryti, tai išnešti skylės ir iškarpyti. Vienoj pusėje iškarpom, kitoj pusėje išgrėžiam. Iškarpom, išgrėžiam. Iškarpom, išgrėžiam. Aš Iškarpom. karpau, tu išgręžiam. gręži. Gerai. Tai tu karpyk, parodyk visiems, kaip karpyk. Pats pasiruoši. Taigi turim vieną skylę gręžtą, vieną išpjautą. Vieną išgręžtą, vieną išpjautą. O dabar parodysiu Andželikai, kaipgi reikia tokias skardines klijuoti. Why do I cry? Nobody knows. Nobody feel the way I do. Why do I go? Nobody knows. Nobody want to say goodbye. We laugh and cry. We love and fight. We choose another side. Why do I want to say hello? I never gonna say.
say goodbye. I wanna choose another life. I wanna say I apologize. I have to switch another life. I'm sick and tired. I wanna hide. Sometimes I wanna die. What do I know? Nobody knows. I'm never gonna say hello. Do I cry? Nobody knows. Nobody feels the way I do. Why do I go? Nobody knows. Nobody wants to say goodbye. We laugh and cry. We love and fight. We choose another side. What do I know? Nobody knows. Nobody even tries to laugh. Jo, o dabar mes šitą daiktą primontuosim, taip kaip jam ir priklauso būti primontuotam. Teisingai išgręžtos skylės, kurios paskui visas oras tokiu būdu rotacijos principu eina iš čia į viršų. Iškeliauja ir paskui keliauja tiesiai į kambarį. Taigi, mūsų laida, kaip ir mūsų darbai, juda į pabaigą. Jei norite pamatyti, kaip užbaigti gaminti saulės kolektorių, užeikite į mūsų internetinį portalą www.žiema100.lt ir viską ten pamatysite. Žiūrėkite mus ir galbūt jūs laimėsite ekobūdą. Šiandien viskas ir nepamirškite. Darykim savo ir gyvenkim visiems. Iki! Iki!